Vyrų Tinderio apžvalgėlė. Deivids, kaip atrodo, visai netoli yra. Ta turkių ant rankų pridaryta, nu čia jau atrodo kai koks bandiūga. Šiaip pakankamai jautrus bičas, labai linkęs į malonumus, nes matom labai storą apatinę lūpą, labai jau estetas, kas rodo, kad žmogus rūpinasi savo išvaizdą, 1,86 m, aukštas, nu čia merginų jam spėjų tikrai netrūksta, ypatingai su tokiais ryškiais veido bruožais. Žmogus rašo, aš turiu vaikų ir norų dar daugiau. Nu su tiek gyvybinės seksualinės energijos, ką rodo lūpų storis, jo smakras ir platus žandikulis ir vešlus kaip Brežnevo antakiai, vienas beje išskustas, su tiek seksualinės energijos jis gali ir 7 vaikus turėti. Koks gražus besmegenis, kaži su kuriuo čia reiks eiti pasimatymą. Nu pažiūrim su kitų draugų, eik tu savo, nu neina net pažiūrėti, čia gelbėtojas. Dar vienas vyriukas su alaus bokalu. Empatiškas, geros širdies, labai introvertas, nes labai jau plonos jo lūpos, užsidarė žmogus, akis taip pat uždaros, pakankamai trumpas kaklas, kas rodo, kad žmogus tikriausiai labai mėgsta pagerinėtą liuką, bet nemėgsta eiti į sporčiuką. Tai jeigu jūs norit bendrauti su vyru, jeigu norit turėti empatišką, jautrų vyrą, nesirinkite tokio vyro. Nu labai jau gražus merginas turėtų tokį mėgti, bet lūpų kampučiai taip jau labai smarkiai nusileidę žemyn, kas rodo didžiulį pesimizmą, nusivylimą gyvenimu ir šiaip daug liūdesio. Storas kaklas žmogus gali imtis tikslų ir jeigu šalia turės gerą moterį, galimai sukurs kažką didingo pasaulyje. Tai va tiek vyrų Tinder apžvalgėlės. Jeigu jūs jaučiate, kad norite turėti empatišką, geros širdies vyrą, rinkitės vyrą su ilgesnė nosim, su storesnėm lūpom. Jeigu jūs ieškot vyro, kuris būtų praktiškas, ambicingas, turėtų daug tikslų gyvenime ir juos galų gale pasiektų, rinkitės platesnio veido, stipresnio žandikulio vyrus. Gali būti ir be maikės fotkė, jeigu su geru sixpacku, reiškia irgi kažką gali pasiekti, ne? Dar noriu jums priminti, jog rašau charakterio analizės iš jūsų veido. Tai reiškia, kad parašau, kokios profesijos jums tinka, kokie charakterio bruožai dominuoja jūsų gyvenime. Kviečiu užsisakyti charakterio analizę jau dabar.